O, koks gražus vaizdelis. O, koks gražus vaizdelis. Žiema sugrįžo. Apsnėga mūsų MPP plokštį. O, kokį gruožį turėjom. 3,5 cm plokštį. Gali ramia vakščiuoti savom plokštį. Modės bent jau tikra ramia gal vakščiuoti. Aš bieški dar prisisaugoju. Reikia nusipūsti, nes biški praneštai, kad lydi, kad neužšaltų tas sneigs, o paskiau turėsim reikalų, jeigu prišals. Nu, kol modės valos, aš pasiruošu dar 4 plokštis. Baučiu paletė toks biški iškraunant, susižaloja tos plokštis, nesmarkia. Tai iš punto tokie biški pasilaužė, bet kadangi čia pjausė siaurą dalelę, čia bus, dabar galvoju, kad yra detalė. Ta bus detalė šitas. Tai ta špuns praktiškai kaip ir nusipjaus vis sulūžis, suės į viršuns, o likutį kas liks. Pradėsim startą nuo pusė ir turėtumėm tada čia iki viršos parėti jau sveikom plokštėm. Žodžiu, viskas kaip paskaičiuota. Žodžiu, galime atbiški pasitarkauti. Plokštį susipjausiam, lipsiam ant viršos tada. Plokštelė supjauta, kaip saka, tuoj susitiksime ant stogo. O, štai mes ir ant stogo. Kompresorius bliaub. Nu, centriukai, sakykime, su engegniu. Labai gerai. Čia bėštas buvo prašuoks, modės papjuoju šalin. To irgi. Vos, bėš gal per daug nupjuoju, bet niek baisaus, kaip saka. Šiaip sakyčiau visur centrą stovi idealiai. Tai vakar čia mes biški užpuškavom tuos plokštis nemažai. Dabar persišaudom tai šitas visas veitas, sujungam gėtims, kaip sak, su vinim ir pisotą po varštą ir dar papildomą, kaip saka, cvekiukų privarom. Ir aš turiu susipjovęs jau plokštį ten. Pasikėliau virš, jau pasibaigsim čia to neįlį. Plivelis dar neturėjom. To ginsto ir šiandien pravažiuoti plivelį. Tai veks. Tai jaučiamės keliausiam, pasidarysiam tom posį. Opa. Nu kon, laikas eit prisišautimo rodos plokšteles. Kad galėčiau, kaip sak, pasibaigti ton šlaitą iki gal. Išsitraukiam laukant ton. Ir burzginam. Где молодые? Gal jūs padaryti plokštis mane.
Plokštės. 7, 9 ir 3. Nu va, šitep, žodžiu. Pleškinam plokštę. Šaudom su tokiom štas kabėm. Ir susenska pasaulis paslodinių šautuvų. Nu, senolis jau gyvenime yra matys, bet vis dar veik. Turiu vieną šautuvą, kur šauda mažesnis vinutis, gal iki kažkas 4 morodos centimetrų, tas raren 5 centimetrų vins, tai ne vins, o tas kabis. Tai prisikabinti tą plokštę, sakykime, dar 2 centimetrą panašią įlendi tom gėginį. Tai pilnas akis, kaip sak, nereik čia persistengti tom skobom, nes ne plokštė ir neskobas laikys visą stogą. Čia, kaip saka, papildoma apsauga po plėvelį, kad stogas tarnautų dar ilgiau. Aišku, ir garsą nuėjom, visą šnapždės į plėvelis, mažiau maskatom plėvelį, nu, daug pliusų, žodžiu, su ta plokštį. Tai, žodžiu, kaip sakiau, prisikabinam, kavies nenupūstanos, kaip saka, laikytų sana, o paskiau, bet kokiu atveju vis teik dėsias makaroną, persisuks viskas, persispaus į tą plokštį, niekur nedings. O, vieni paks, ne pas mūsų. Tai va, tokie reikaliukai, žodžiu. Žodžiu, produktėlis tikrai vertas grieko, kaip sakau, šitas, aš į tų tarpus stengus nesistuoti, bet šalia kažkur gegnis, va, gali drosė šitas stovėtintos plokštys ir nebijoti, kai išlūši. Modės uns laipio drosiau, kaip sakant. Lengvesnis įperku 20 kg, tai gal laipioti. O, čia matos kabis bimt, sušaudytas. Tai 4x3, 4x4 kabinau tas kabis. Nieks nieko nenupūti. Tuo labiau užsidės antrą posius iššaudys, išves nieks nebenupūs čia. Ir laikysies. Ir jeigu šiandien susimontaunam čia vis plokštį, tai manau, kad mes ryto pradėsim dėti į plėvelį ir dėsim nuviršaus, lesimės į apačį su plėvelį, kad nereikėtum lotauti į stogą. Nes mes turėjom čia keito pagrindą, kaip sak, galiu išsiviniuoti tom plėvelį ir pobeiški bildėti į apačį. Turėjom atsimarkiravę žymas čia. Paskiau veina žyma va čia šitas. Kita žyma ten žemiau, nu į prigal, tai su atmušėju susidaužysiam lėnijas, kur tor stovėti mūsų makaroną, kad užsitempus plėvelį nebereikėtų galvoti. Tembiš prilaikys pagal gegnį. Aš čia kažkur tuliau turiu adžymą vein, tai pliaukštum plionkis lėniai. Ir susimušinėsiam tep ir prisiveršiam vis keitą protingą būdą, nelaba kažkokį. Ir nebent keltum su plokštį iš apačios ir iš karto visko montautumis. Bet, kadangi plionkis dar neturėm, tai teks improvizauti. Adėčiau savai tokį produktą. Nortis mums paklausti, adėčiau savai tokį produktą. Jeigu statyčiaus naują namą, dar kartą kažkada, tai tikra, kad jaučiu net negalvodams dėčiau tom plokštį, nes rimts reikals. Teikum fasadą galėno naudoti ir tinkaujamų tų plokščių, teikčiau ant stogą, nu, nežinau, nepamainoms reikals. Kai, kaip sak, to darbo atimti nuo plėvelis ant staup, paguldė plėvelį ir ant staup, kaip sak, ir ant reik tik vandenok sulaikyti. Nieks anos neplevesaun, nieks anos nejudin. Ir aš manau, kad ta plėvelį, ką prašo garantins, ten 20-25 metą padaryta, va tiepštas tokiu būdu, tikra, ką laikys. Aišku, kapeik, tik tas biški, kitą darunt, tiep stogą čia. To plokštį kainuoja nei pigiai, nei brangiai, nors, kaip sako, brangų nėra. Tas, kas tur pinigų niek nebrangia. Va, veinos palets kapinė bė, tik tas likutis liek iš palets veinos. Da vakar buvom pradarę tom palet šitas. Tai dabar reik susipuškauti raleton visą paletį į antrą posį. Ir dar iš tos reikės kelis lapus paimti, o likutis suės čia ant garažą. Žodžiu, keliaujam nešti. O, parenio prireis, daunis krapštos. Šitą kur skaniausia plungė pavalgyti. Lidijos virtuvė. Dainos peitelė, fantastika. Dinamits nekaučia, žinokis. Pasimėjau kavos, gal taip skaniai atsigers papeitų. Akis išlipsam kartos nuo tokios kavos.
Da biškį gali iš gal muštelti. Da vos. Opa, viskas. Ledų krūva. Gerai. Va, kažkap tie apimontaunam tas plokštelis. Prisikelam ant stogą. Keliom eilėm, ką užtektumėm ir tada šablėm. Visas darbs vyks praktiškai ant stogų šitas. Modės pjaustos. Pagal matmenį aš tik tą šaudau. O šiaip kaip matyt, be pagalbinių priemonių nelaba, nensumontauti. Turi vis tiek pasinaudoti, kaip saka, kuvaldelį. Su pagaliuku išrėms gera, kada nors nėra toks trapis. Tai gali biškį padaužti, nes iš ronką sumošti nelaba čia mums sekas, nežinau. Kaip tik buvau žiūrėjęs Morodos Tropas video, kad sakė, montavo labai lengviau viskas susimuoja, tai pas mus taip lengvienos nesimaun, bet iš dalies gal gera. Įkalė anksčiau ir stau savai tikė ten, kur reik būti. Tai va, žodžiu, tokiai niuansą montavims tą plokščią, viskas labai gera, kaip sakiau, nėra nustrapis, kaip buntos 2 cm tokis, tai taip nepalaipėjus, kaip čia dabar laipėjom. Su 2 com, tai tik koj padėję ir jau, kaip saka, gali skaityti, kad esi lūžis. Ką? Nu, davai. Bam, dabe išpakilom į viršų. Bet jau kartuojas vakarykš scenarijus. Vakar pradėjo šlapdribėti, snėgti. Šiandien lygiai tas pats. Končio prisipišiau. Čia kada dirbi savo darbą, įda konsultuojant žmonės. Žodžiu. Variantą. Kledamės vėl prisimesiam plokštis ir davarysiam iki viršos jau. Bam. 2 palėtis toštis. Pakaunam 3 palėtį. Ir dar reik atsinešti 13 plokščių, paskiau da vieną eilę viršovą, ne? Jo. 13 išves apie 20 plokščių, da tos palėtis paimsiam. Kas dolik, nežinau, pro langą gal susikelsim. Va, žiūrėkit. Iš steiko MPP plokštis prigaminom steiko zel medžių vatos. Kam trūks apšiltinamais sluoksnės, galite atvažiuoti. Pasirinksit biškį. Kas dulkėjams. Nu, ikon, abrakadabra vyra. Šitas. Volia. Viskas. Užšaudyta. Tai sekantis etapas jau prasidės plėvelė. Nusipučiau visus brūdus dar nustog su putekliu. Čia kraigiok tiepštas. Supjovime. Visai nebloga čia viskas susivedi. Čia vos gal kokį pos centimetrą tik tas veins užkėtų prašokst. Bet čia visumo viskas labai gražu. Čia to biškis užlapus plokštį, nubėgus, nuvarvėjus. O čia šviežia kokį graži. Na ir apačtenka pradėjo šlapdribėti, biškį uždrėbį. Bet niek baisaus tą plokštę. Biškį to vandens ant gal gauti. Niekada čia tokį kažko neatsitiks. Svarbu nelaikyti savaitėm ar mėnesės. O šiaip, ko nežinau, labai gerai susimontavo. Iš paskutinis palėcką pradėjom jim tikrai beveik nereikėjo nei pakalinėti. Iš ronksai viskom bamt gražia ir susidėliuoja. Tai man patinka žiauriai geras produktas. Va. Žodžiu, toliau sekantis etapai. Jabičkul mati. Va. Da ir sterodūrus 5 suomus pagal mūrą uždėjom. Čia da prasytims paskiau hermetik stovėto ir bus mūsų darbs, kaip sak, su plokšti, su sandarinėm čia tovėto atliktas 100%. Va, visur viskas užklijuota, priklijuota, ten prasisandarinam irgi. Vse, žodžiu, šį vakar darbą baigti, o ryt vyniojam ant visą stogą plėvelį, kad nebešlapinti plokštis. Roda tokį normalį visai orą, į vakar pošis gal biški šlapdirbs bus, bet gerą norą gal ir pavyks ryto visko uždengti. Reik pradėti nuo anos pošis, nes jau 2 dainas, sakykime, bus prastovėjus vakar užkalėm šiandien, tai da per naktį prabus,
Ir jį trek būtina tintom pojas bent jau užviniuoti. Ekstra atvejai, kaip sako, ta pojas davė indinkui galėtum pabūti, nedengt su plivelį. Tai, žodžiu, turėsim ryto šiltą darboką. Radijai kalatu. Užtildom. Darbai baigti, kaip sako, užteks į tau gruoti. Nu va. Šitą iš apačios kaip viskas atrodo. Ten vien skilutį palikta viršau, nes šlangą pratėm buvau prasikeišęs. Tai niektoj dėl tos skilėlis. Va, jau galim sakyti, turim stogą praktišką. Čia nelaba tų irgi te rodžiau, ką apdarėm. Nu, tus matėt blokingus, kaip dėjomės tos intarps, paskiau čia suformavom ton ventiliacinį tokį ortakį. Padarėm tą palėpę tiek veino pusė. Ten 3 cm tarps ir nuo plokštis iki USB. Tai antrų pusė irgi analogiška. Analogiška irgi. Tai paskiau dar, nežinau, šiaip tus tarpuks ten, kur šveitas su polistirolians galėtų uždaryti kaip klijaus fasadą. O gal mes patys paimsim ten, ką nors prapūsiam ar pratepsiam kažkokį tai hermetiką, kad nebūtum tų skilučių, kad nešveistų. Ir bus švent ramybė. Žodžiu, labai gerai, labai gerai. Jau, kaip saka, smėlis, seinas paslėptas nuo lietaus. Pam, radiją. Įvarom. Brigadininkas jau surūšiau įrunč viskon. Aš pabaigiau ten polistirolį suklejauti. Modės jau susitvarkęs, kondėktas, kops jau į mašiną. Šitą statybininkų mašinką patrodo. Visas stogo medžiagas važinėjęs kartu mašiną su įrunkės. Baiso. Tikra? Ne, neblys, viskas jau. Nu va, žodžiu, pukun. Viskas, važiuojam namolio. Nu į labą dieną vėl iš po vakarą. Man te šio pradės reportaras slėpkis, jie nenori. Maukšlį kapišon. O. 5 metrų gulšiuks. Abrėžas normalia, sapištuk dabar. Nu, vis tai gavos viskas atvirkštė, negu, kaip sakiau, vakar. Sakiau, pradėsiam nu tos posis. Bet gavos, kai užsidėjom po pirmą tom posis visą su plivelį, nes čia visą buvo dar, matyt, vakar apliai ir užšalo, paskiau su ledukas tokias. Tai laukiam, kol atitirps. Dabar viskas nutirpa, nusiputėm. Daug maž viskas sausai. Tai pradėsim, žodžiu, montuoti plivelį ant tos posis. Tai prieš montaujant prasihermetinti. Čia ton sudūrėjimą rek su hermetiku. Mantis braižo linijas, kad turėtumėm, kaip čia pasakyti, mėtkis, žymas, kur torstotys mūsų tai prispaudėja. Tai čia va, kur buvo su pištuks sužymėjus, pištuks. Pištuk žemiau, susibraižysiam lėnį žodžiu ir pradėsim tu jau judėti. Žodžiu, en užsisandarin, modės priruoši makaronį jau, prasandarintus kercvis ir judame. Vo, kaip tai šitaip. Aukšt, prahermetinam, su pirštuku užbraukam, kur pištarpuka buvo irgi košyts. Tai čia naudojam irgi alastingi garo plėvelės klijai. Tokie šitas va. Sitko. Nesimat pilva. Kur gal nusipirkti? www.balteksa.lt. Tenais irgi užhermetintų. Pants jau baig subraukyti. Lėnys. Whipped. Ir tai jau atsimušam iš ilgėn veina lėnį ir montonam plėvelį. Nesuvirpėtų ronką. Toro. Yra. Ir. Opa. Ledelis. Žikt. Nu, o tak. Originalus klyje nelaba ten nori prikėpti normalia. Tai dar pakartojo supleistrą davinsiulių uždėjo. Žodžiu, čia va turim linijėkį. Ir yra atbrėžta su gulščiuku ir glėniai. Pačios plivelis su pištuku. Palienom prisiklijaunam vinių sandarinim jaust. Ir dedame makaronus. Modė šitą sukapuoji viršutinę eilę iš likučių makaroniukus. Tai susijungs iš 2. Nieko baisaus, kaip sak. Galbūt ir iš 2.
tokių galų išmesti gailą. Nežinau, čia matysies, gal matysies. Čia štas va, kur ir linijėlį nupiešta gražia pukšta, kur torstotys makarons. Nu ir kiekvienas įktė pumplėvėlis persibraukė lėnys, prisiklėjau nejaustą ir turi tiksliai veit, kur šauti makaroną. Tiksliau, sokti makaroną. O makaronų sukam su, nežinau, čia turėjom dėžutį varštų kur nors. Turėjom ant tas. Turime čionais. O kad jis užšudinas batas. Su va MFT 640, nes kadangi 3,5 plokštį, 3,5 makarons, tai jau turėjom 7 cm. Tai dar kai įsisok normaliai, kaip sakė, gegnį, dedam biškį ilgesnis varštelis. Gražu, gražu pažiūrėti, žinakis. Fantastik. Šaukunt mums reik trauktys, bėgtys jau reik. Tai va, šiandien plans į visur kep susivaryti plėvelį, kad galėtumėm gyventi ramiai, kaip saka, ir saugę. Ką? Ne, mums nefilmuok iš šono. Rodau teisomą santvarų, kad ir santvaras, bet stogą lyginti reikės vis tiek, nes yra bupt, kalniuks pakalin, nėra nors idealia lygis tos santvarelis. Voda sakė, juk santvar susidėję, kun tu čia be lygins. Nu, kaip tu gali nelyginti, jeigu rek lyginti. Čia da plus tiesias klasika danga kliks, tai nepaliks tu susigarbanojus to stogą. Va, čia štas kupramatos ties sujungimu, ten apačioje įdubėms, un sekund makarončią biškį šuonį vėl matos kupra, ir vėl ten dubė. Nu, žodžiu, patys matot, ką atrodo. Tai nori, nenori, reikės lyginti. Aš užklėjaus pleistrėkį. Jaustelį pa jaustelį siledome žemyn. Kiek daliai plauda 3 jaustus jaučiu kokis. Kiek 4. O, anso. Nu gal jo. Rungtyns vyks, kino suktuks greičia visos. Nu, 1, 2, 3, varom. Kur tu devals net galvut paliek veziek. Galėjau kiaurą savo. Dar viena juosta. Plokščių kapnauj, vis pragairin, išdžiūva. Saus, graži plokštelė, daveitum tokį padrėkusi. Bet jau atrodo visai gražiai, Nepdaugi belek sumontuot plėvelis. Gaminam sucharikus, makaišiuot. Bum, brum. Paskutinė sausainiuką šitas va. Ople įsispraudžia čionais ir prisisuk. Čia. Viskas plėvelį bus šiandien sumontauta. Leks tik tas prisitvirtinti čia. Tai vėl panaudosim tus pačius klijus. Pridėsim, prispausim, nusipjausim kažkur žemiau ir dar papildomą praklijuosim su pleistra. O jeigu rekšia, kas parapet tvarkysias, galėsim prisikelti, užsiversti, kap norės paskiaudas įjungti, nes kol nėra čia to fasadą ves padaryti, mes parapet neskardinsim, gal padarysim tik laikiną kažkokį lankstinoką, kad uždengti čia ton ves veit. Tebūnie švara, pasakė Modestas. Opa, išvalyta per dangą. Švariai. Ten man sak, nauja diena, nauji darbai, ne? Nauji kvapai. Nauji kvapai, haustum dolkis. Ne. Virtualus turas po patalpas. Švaria, išvalyta. Žodžiu, čia reikės padaryti dabar perdingimą. Tai vis svarstom, ką padaryti, nes aukščių skirtumai yra biški. Tų raudonų plytų mušti negal, nes tas silikacijai pamūrits
ant tų raudonų plytų pasidėjęs. Tai jaučiu, kad ten palei viršų dėsiam 50. Šeštas prisenkeriausiam priseinas, prisiklijausiam. Tada su lozeriu paimsiam aukštį. Čia bam apalapkį ant tos einas. Apalapkį ant tos einas išsilyginam. Į nulį viskom. Į čia kažkap da prisigryžam. Prie tos einas. Veina blankį. Ir tada galės rinkti per dengimą. Nauja, nes kitų variantų ne. Tai buvo senų rostų veids. Tai žodžiu, mes kažkom panašaus bandysim atkartuoti, tik čiučiut aukščiau, nes reikia kažkaip įsilyginti viskon. Įveina levelį, pasidaryti verdingiau, o tada galėsi atstogą tvarkyti, nes ir paukščių čia suvaryta, išlesta jau plėvelį visą. Ten atskarus plėvelis visą irgi jau palikus. Ten šveitas skarda, ten šveitas irgi skarda. Įlaja čia prapelėjus visą ją vyr. Nu, žodžiu, beiškai blogai uždubliuoti tą įlai ten. Reiks kažkiek kardyti to stogą beiškai, persidaryti on įlajėnį vis, nes šitie pakabinti tos geginis negalonas būti. Tokie reikaliukai šiandien parvežiau beiškai varštok, atvežiau medienos, važiau dar ankerių parsivežti, tvirtinimau ir toj tadėjin šiandien man. Žodžiu, kažkaip va šitaip viskas. Čia vykst po truputėlį. Tavo kiek grūza išvalyta ir išsigriuoja visai eina, pečius ten išsiverti. Čia štai medienas, visa malka. Reiks kažkur pašalinti ten oniščią. Dar bėški ten brūsų balkių visokių. Čia smolki šiukšlis didmaišių sudėtas visoks, o perlic jau išvažiavęs į savartyną į vis išvežtas. Labą dieną, Mantai, gal galima pas jūs užeiti? Prašom, prašom. Nespėjęs šlongrynis, greta tvarkykis svečia užėjai. Čia da koks škudurins vis. Čia labdarėnį ir kas čia. Na, sasvinių visokių. Kai gėriaus, kažir, žemdirbystės užrašai, rusų kalba. Va, auklėjimų darbų dienoraštis, buhalterijai juodraštis, Buividaitės, Adelis, kažir, filopatologijos laboratoriniai darbai. Gal ir pažįstamas įras. Einikytį Jolanta šitas ir. Kas čia žiūram. Buividaitį, Adelį vėl. Čia nematau kino čia ir. Edita Skudžinskaitė. Žodžiu. Visokių reikaliukų. O, bėški naujų varštų, bėški likučių visokių senų. Suesami čia visi čia į giltinę, dubelę, pabandysiu ištraukti. Bum. Va, šitokie giltiniai. Vienučių turėjau davėjim palaidą, dėžutį suplyšo, popieris išner. Sues čia. Nes tai dubelė galbūt taip kokiam laikinam prisikabinimo, kažkam prisitvirtinti, prisisokti, paskui visi mes lauką nejaučia. O tu jau galės susokti, kur reikės rimčiau. Kas, agaudiklį? Ne, vargės tas patrenk. Čia 7 cm sarama aukščio užtinas. Už, ta prasme, tas kams ir žemiau 7 cm. Ai, pati saram tik tas. Nes saram yra aukščiausia, tai 7 aukščiau, man atrodo, viršūnė. O tai tada ir plytas bus per tiek pat jaučia aukščiau. Taip, dėl tu ieško aukščiaus tašką. Na. Oho.
Taip atrodo, nepažiūrėjus visai teisė čia. Battery in the Šimkienės shop. Supermarket? Supermarket, Šimkienės supermarket. O, taip atrodo, nu čia teisė, pažiūrėjus viskas turės būti, bet tai koks skirtum čia 7 sumą ir žemiau negu tenais. Čia ne raudonas plyts, o longa saram. Įdomu, įdomu. Tai mantelį rodos tau čia tai betoninė žaiduką, ką pasipils, čia bus ne 7 cm. Rodos gausias visi 10-11 jau čveitom. Nes reikia kažkaip sutvirtinti tos seins, nes yra veški palaidas. Nu, tų 2 sein, tai tikrai netvirtinsiam čia jaučiu, kas padoris, rodos ant pats išsigriaus laukon. Nes anas nei saramos tor, nei niek čia viskas į palaičiu. Tie pajodinį viskas jud. Teiktas sein šitas. Teiktas sein. Tai mums reikės užsipilti jaučiu betoninį žaidok čia ir čia. Nes bus patogiau išsilyginta perdanga. O taip žodžiai su tas senas namas, kad čia gali sakyti žmogų kainaus teik, kainaus da kiteik, o kapnu ar da ir plans jau. Kelin čia plan mes jau resgam su perdanga, jau kokį 3 musitas, o nepakeitam, vis beardunt, jo. Mūsų jau plans skaitas 3 kartų beardunt, nes visku nors atrodo kiti apie žiūri, kad tas nebesigaus plans, tas plans nebesigaun. Ir rondi davė naują sprendimą. Svarbu rasti sprendimą. O va te, bičiulė. Ir, kaip saka, jums vis laiką gyvenime linku rasti gerus ir teisingus sprendimus. Svarbiausia, gerus ir teisingus sprendimus gyvenime.